Projektas Pasidaryk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidaryk pats. Dabar keisim lietvamzdį. Aš manau, kad kiekvienas garaže turim tokius įrankius. Prireikt gali pirmiausia suktuko. Reiks sujungimus prasigręžti ir suknėdyti su knėdėmis. Čia jau žiūrint pagal save, kokių turit, ir knėdiklį. Aišku, netiks ilgai. Mums reikės prisipjauti lietvamzdį. Tai reikia turėti rankinį metalo pjūkliuką. Galima pjauti ir su ta vadinama bulgarke, bet yra nepatartina, kad jinai yra kaitina metalą ir tada išdega cinkas ir jis gali pradėti rūdyti. Tikriausiai bus lietvamzdžiai vieno diametro ir mes negalėsim jo sunerti, įkišti. Tai mums yra reikalingos gufravimo žirklės ir mes tada lietvamzdį susigufruojam. O taip. Gali prireikti laikikliams sulenkti, sunerti ir santechninio rakto vadinama kobra. Apžiūrint vandens savo pastato nuvedimo sistemą, reikia dėmesį atkreipti į lietvamzdžius. Einant prie lietvamzdžio ir tu pamatai, kad jisai yra ar kiauras, ar sprogęs per sujungimą, tai tada valio jau bus darbo. Kodėl jisai sprogsta per sujungimo siūlę, dažniausiai būna nepriežiūros. Lietvamzdis susikemša, tada prisirenka vandens, o žiemą šaltis, ledas ir jį skečia. O yra pati silpniausia vieta, tai yra lietvamzdžio siūlė, kaip ir šiam lietvamzdį. Tai pasimam suktuką, nes čia per sujungimas yra susuktas su medvaržčiais. Dabar bandysim išnerti ir parodysim, kurioje vietoje yra trūkęs. Yra trūkęs ir čia jau vanduo praleidžia, bėga ant pastato sienos. Tai mes visą šią dalį pakeisim naujų. Uždedam galą, angalį. Ir mes jį pasimatuojam. Būtų geriau kuo žemiau nuleist, kad vanduo tikšdamas dar netikštų ant cokolio. Reikia pjauti čia. Dabar reikia nusipjauti. Na ir pjaunam. Sunkoka, bet įmanoma. Pažiūrim, jeigu jis nelenda į vidų, į išorę šito viršutinio lietvamzdžio, dauguma įmauna į vidų ir tai palieka, nes tada, efekto nieko, vanduo bėga vis tiek pro sujungimą, pro lietvamzdį ir į sieną. Mes pasižiūrim, taip, jis yra didesnio diametro, čiut ir nėra galo, tai mes turim žirklės gufravimo tokias. Tai mes jį tada susigufruosime. Ir sujungiam. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Dabar sutvirtinam laikiklį, kad jis nekristų. Lietvamzdis kaip ir stovi, dabar beliko uždėti nukreipiamąją alkūnę. Biškutį pareguliuojau, kad vanduo nubėgtų kuo žemiau, tuo geriau, netikštų ant cokolio. Taipogi, kad jinai nenukristų ar kas nors nenuspirtų eidamas pro šalį, mes ją prikniedyti. Na ir viskas, lietvamzdis pakeistas. Greitai ir gerai.